Troliai mumiai, tėtis ir jūra. Antras skyrius švyturys. Ta didįjį svarbųjį vakarą švelniai pūtė vakaris vėjas. Jis pakilo tuoj po 12, bet išplaukti buvo nutarta saulei leidžiantis. Jūra buvo šilta, sodrios žydros spalvos, tokio pat žydrumo kaip stiklinėme rutulyje. Visą prieplauką iki pat maudymosi kabinos jie nukrovė ryšuliais, čia pat ant bangų supavosi laivelis, pakelta būre ir su signaliniu žibintu, kuris degė stiebų viršūnėje. Mominukas patraukė tolyn žuvų tinklelį ir medinius paklotus, kad jų neapsemtų potvinio vanduo. Paplūdimi užgulė sutemos. Aišku, yra pavojus, kad vėjas naktį nurims, tarė tėtis. Galėjome išplaukti tuoj pat po pusryčių. Bet supranti, šįkart būtinai turėjome palaukti saulėlydžio. Didelė kelionė yra tokia pat svarbi, kaip pirmosios eilutės knygoje. Jos viską nulėmė. Jis atsisėdo ant smėlio šalia mamos. Tu tik pažiūrėk į laivą. Pasižiūrėk į nuotykį, kalbėjo jis toliau, koks nuostabus laivas naktį. Taip pradedi naują gyvenimą, su stiebu viršūnėje degančių signalinių žibintų, kranto linija išnyksta tamsoje tau už nugaros, o visas pasaulis miega. Nieko puikesnio žemėje nėra už kelionę naktį. Aišku, tu teisus, atsakė mama, diena tik iškilaujama, o keliaujama naktį. Mama buvo nusiplūkusi po viso pakavimus ir nerimavo, kad nebūtų pamiršusi kokio nors svarbaus daikto. Visi didžiuliai ryšuliai pupsojo prieplaukoje, bet ji žinojo, kiek nedaug bus daiktų, kai viską išpakuos. Šeimai reikia pasibaisėtinai daug, kad galėtų kaip dera pragyventi bent vieną dieną. Bet dabar aišku viskas pasikeitė. Jie teisingai pasielgė, kad viską pradėjo nuo pradžių ir kad tėtis surinko visą, ko jiems reikia, kad rūpinosi jais ir saugojo. Jie tikriausiai per gerai gyveno. Kaip keista, susirūpinusi galvojo mama. Kaip keista, kad iš gero gyvenimo galima liūdėti ar pykti. Tačiau nieko čia nepadarysi. O tada gal ir geriausia pradėti viską iš kito galo. Ar nemanai, kad jau pakankamai tamsu, paklausė ji. Tavo žibintas toks gražus dangaus fone. Gal mums metas plaukti? Luktelėk, aš nustatysiu kryptį, atsakė tėtis. Jis patiesė ant smėlio žemėlapį ir įsižiūrėjo į vienišą salą jūros viduryje. Buvo nepaprastai rimtas. Ilgai uodė prieš vėją ir bandė pažadinti savo orientacinius sugebėjimus, kuriais jau taip seniai nesinaudojo. Protėviai niekuomet nesijaudindavo, kad paklys. Viskas jiems savaime klostydavosi. Deja, ilgainiui instinktai atbunka. Po valandėlės tėtis pajuto susiorientavęs. Kryptis buvo aiški, jie galėjo plaukti. Jis pasitaisė skrybelę ir tarė. Dabar jau metas, bet tu nieko nekelk, mes padarysime visus sunkius darbus. Suprantama, tau reikės tik įlipti į laivą. Mama linktelėjo galvą ir atsistojo. Jūra tapo violetinė, o miško pakraštys išsklido ir vos patamsėjo. Mama labai ėmė miegas ir staiga jai toptelėjo, kad visa tai vyksta anapus tikrovės. Tai sapnas ir fantastiška jo šviesa ir lėtumas, kai klampoji per smėlį ir niekur nenueini. Jie sukrovė į laivą ryšulius nuo prieplaukos, signalinį žibintą supavosi ant stiebo, prieplaukos ir maudymosi kabinos siluetai vakaro dangaus fone atrodė kaip nutįsęs, dyglius pašiaušęs slibinas. Jį girdėjo krykštaujant mažąją miužą už nugaros. Miško tankmėje klykavo pabudę naktiniai paukščiai. Gražu,
Tarė mama pati savo, gražu ir nesuvokiama. Dabar, kai tai jaučiu, viskas tikrai nuostabu. Bet kažin, ar jis neįsižeis, jeigu aš laive valandžiukės nūstelėsiu. Mora įsėlino į sodą, kai nusileido saulė, bet lempa verandoje nebedegė. Užuolaidos užtrauktos, o vandens statinė apversta. Raktas kaip paprastai ant vinė šalia durų. Mora buvo pratusi matyti apleistus namus, ji iškart suprato, kad čia ilgai nebedegs joks žiburys. Ji lėtai nusirabždino per skardį žemyn, tada vėl užkopė į kalną. Valandėlį jie atsispindėjo stiklinėme rutulyje, o paskui jį vėl užpildė netikroviška žydrynė. Baimės atodusis nuošė mišku, kai Mora ėjo per jį, kažkas įsirausė į samanas, kažkas persigandęs nuplasnojo tarp šakų, visur užgeso blizgančios akutės. Ir prie to Mora buvo pripratusi. Nesustodama užkopė į kalną pietinių šlaitų ir apžvelgė jūrą aptemdintą artėjančios nakties. Signalinis žibintas nuotykio stiebo viršūnėje buvo matyti labai aiškiai, kaip vieniša žvaigždė, praslydusi pro paskutinės salas ir nuolat tolstanti. Mora ilgai žiūrėjo į jį ir niekuomet neskubėdavo. Ji niekuomet neskubėdavo. Jos laikas buvo begalinis, lėtas ir neapibrėžtas, matuojamas degančiais žiburiais, kurie būdavo įžiebiami rudeniop, reti ir atsitiktiniai. Tarpeklių ji nusileido į paplūdimį, jos pėdos smėlyje buvo plačios ir neryškios, tarytum didžiulis ruonis būtų šliaužęs prie vandens. Bangos puolė atgal į jūrą ir neryžtingai sustojo. Skaidrus vanduo nurimo palei tamsios Moros suknios palanką ir pradėjo stingti. Mora laukė ilgai, kol ją apsiautė smulkus sniegas. Kada nekada jį pakeldavo letenas, ledas subraškėdavo, bet vis labiau storėjo. Mora pasigamino nuosavą ledinę salelę, kad galėtų nuplaukti prie degančio žiburio. Žiburys jau pradingo už salų, bet Mora žinojo, kad jis ten. Ir nesvarbu, jeigu ta žiburys užges, kol jis spės nuplaukti. Ji galėjo laukti. Jie uždegs naują žiburį kitą vakarą. Anksčiau ir vėliau jie vis tiek tai padarys. Ten atskrido du paukščiai į mažą kriaušytę. Labai įdomu. Muminuko tėtis vairavo, tvirtai laikė vairą leteną, spaudė jį slapčiom kaip tikras sąmokslininkas ir jautėsi visiškai patenkintas savimi. Jo šeima buvo tokia pat mažytė ir bejėgė kaip stiklinėme rutulyje, o jis saugiai gabeno ją per didžiulę jūrą, šią žydrą tylią naktį. Signalinis žibintas žymėjo jų kelią, tarytum tėtis būtų ryžtingai nubrėžęs šviečiančią liniją žemėlapį ir pasakęs: iš čia į ten mes gyvensime. Ten žemė sukasi aplink mano švyturį, išdidų ir tiesų, supama pavojingos jūros. Ar nesušalote? Paklausė išdžiugiai. Tu apsiklojai antklodę? Matot, jau praplaukėme paskutinę salą, netrukus bus pats nakties tamsumas. Labai sunku plaukti naktį, reikia būti atidžiam kiekvieną akimirką. Taip, mielasis, atsakė mama, kuri apsitulojusi antklodę gulėjo laivelyje. Šitoks plaukimas nepaprastas nuotykis. Antklodė sudrėko ir ji trupučiuką pasitraukė į užuovėją. Špantai jai visą laiką mygo ausis. Mažoji Miu sėdėjo pirmagalyje, monotoniškai niuniuodama savo po nosimi. Mama, sukuždėjo muminukas, kas jai nutiko, kad pasidarė šitokia pikta? Kas? Mora, ar jai kas nors padarė ką nors, kad dabar šitokia? Nežinau,
atsakė mama ir ištraukė uodegą iš vandens. Veikiausiai niekas nieko jai nepadarė. Aš manau, niekas ją nepasirūpino. Vargu ar ji prisimena ir galvoja apie tai. Ji kaip lietus ar tamsa, ar akmuo, kurį reikia apeiti, kad galėtum keliauti toliau. Gal nori šlakelio kavos? Į termose baltajame krepšyje. Ne dabar, tarė muminukas. Geltonos jos akutės be jokios išraiškos, kaip žuvies. Ar ji moka kalbėti? Mama atsiduso ir pasakė. Negalima kalbėti su Mora. Su ja niekas nesikalba. Ir niekas apie ją nekalba. Antraip jie išauga ir ima persekioti. Tik nepradėk gailėtis Moros. Tu manai, kad ji trokšta to, kas dega? Bet ji tik nori atsisėsti ant tokių daiktų, kad jie užgestų ir niekuomet nebedegtų. O dabar ketinu valandžiukę numigti. Danguje sužibo blankios rudens žvaigždės. Muminukas gulėjo aukštielninkas ir žiūrėjo į signalinį žibintą, bet galvojo apie Morą. Jeigu tai toks padaras, apie kurį nevalia kalbėti ir su kuriuo nevalia kalbėtis, tai jis juk turi pamažiukais išnykti ir net minties apie jį nebekilti. Muminukas svarstė, ar čia pagelbėtų veidrodis. Daugybė veidrodžių tavęs padarytų kiek nori, iš priekio, iš nugaros ir tada gal net būtų galima tarpusavį pasikalbėti, gal. Buvo labai tylu, tik vos braškėjo vairas. Visi miegojo ir tėtis buvo visiškai vienišas su savo šeima. Jis buvo labai budrus, kur kas budresnis nei kada nors anksčiau. O toli nuo čia Mora nusprendė nelaukti ryto ir keliauti. Sala po jos letenomis buvo juoda ir permatoma, su aštriu ledo smaigaliu nukreiptu tiesiai į pietus. Smėlingas paplūdimio dugnas nuslydo po apačią, Mora suėmė platų savo sijoną, karantį kaip nuvytusios rožės žiedlapiai. Tas įsiskleidė ir sušlamėjo, pakilo tartum sparnai ir taip Mora lėtai nuplaukė per jūrą. Išsipūtęs sijonas kilo aukštyn ir žemyn, kaip plaukiko grybšniai sušalusiam ore. Vanduo traukėsi į šalis išgastingomis susigūžusiomis bangelėmis, o Mora keliavo pirmyn, tolyn į tamsą per vandenį, jai iš paskos nutyso smulkaus sniego uodega. Horizonto link tarytum svirduliavo didelis šikšnosparnis, kuris keliavo palengva ir sunkiai, bet vis dėlto keliavo. Laiko jį turėjo. Tik laiko jį ir turėjo. Muminuko šeima plaukė iki ryto ir visą kitą dieną, paskui vėl stojo naktis. Tėtis vėl sėdėjo prie vairo ir troško pamatyti savo švyturį. Tačiau naktis tebuvo mėlyna ir palei horizontą neblykčiojo joks švyturys. Kursas teisingas, tarė tėtis, žinau, kad teisingai jį nustačiau. Pavėjui turėjome atplaukti į salą vidurnaktį, o švyturį pamatyti vos sutemus. Gal koks niekšas jį užgesino? Spėjo mažoji Miu. Tu manai, kad švyturį galima užgesinti, pasakė tėtis. Jeigu jau kuo ir gali nebejoti, tai tuo, jog švyturys dega. Yra amžinų dalykų, pavyzdžiui, jūros srovės, metų laikai ir saulėtekis rytais. Ir degantys švyturiai. Gal jis netrukus pasirodys, tarė mama. Jai net galva plyšo nuo visokių minčių spiečiaus, kad tik tas švyturys degtų, galvojo jį. Jis taip džiaugiasi, kad ten būtų švyturys, o ne musės kakutis, juk neįmanoma vėl plaukti atgalios, kai šitaip šauniai iškeliavome. Yra ir didelių rožinių kriauklių, bet baltosios, kur kas gražiau ant juodos žemės. Įdomu, ar ten prigis rožė? Kažką išgirdau, tarė mažoji Miu pirmagalyje. Patylėkit, dabar prasidės nuotykiai.
Jie pakėlė nosis ir įsistebeilijo į naktį. Lėtai, lėtai artinosi irklų teškėjimas. Palengva atplaukė svetima valtis. Galop jie išniro iš tamsos, maža pilka valtis ir kluotojas paliovė įrėsis ir nesistebėdama žiūrėjo į juos. Jis atrodė labai išsitaršęs ir labai ramus. Nuo šviesos suspindo jo didelės mėlynos akys, skaidrios kaip vanduo. Laivagalyje jis buvo užkišęs meškerę. Ar naktį kimba, paklausė tėtis. Žvejys kilstelėjo petį, žiūrėdamas pro šalį, jis nenorėjo kalbėtis. Ar čia kur nors netoliesi yra sala su dideliu švyturiu? Toliau kamantinėjo tėtis. Kodėl jis nedega? Mes jau seniai turėjom pamatyti jo šviesą. Žvejo valtis praplaukė pro šalį. Jie vos išgirdo, kai jis pagaliau atsakė. Nežinia, plaukit namo, jūs pernelyg toli nukeliavote. Ir valtis dingo jiems už nugarų. Keliauninkai pasiklausė, ar neišgirs įrentis, bet buvo tylu. Ar jis neatrodo keistokas, dvejodamas pasakė tėtis. Labai keistas, pareiškė mažoji Miu, kvanktelės. Mama atsiduso ir pabandė ištiesti letenas. Tačiau dauguma mūsų pažįstamų tokie, tarė ji, daugiau ar mažiau. Vėjas nurimo, tėtis sėdėjo prie vairo tiesus kaip žvakė, pakėlęs nosį. Jau, pasakė jis, aš žinau, jog mes jau atplaukėme. Pasukome į salos užuovėją, tik niekaip nesuprantu, kodėl švyturys užgesintas. Juos apglobė šiltas viržiais kvepiantis oras. Visur tvyrojo absoliuti tyla, o iš nakties iškilo didžiulis šešėlis. Sala tarytum pasilenkė virš jų, atidžiai apžiūrinėdama atvykėlius. Kai laivelis įsibedė į smėlį ir sustojo, jie pajuto karštą salos alsavimą, pajuto, kad kažkas juos stebi ir palindo po suolais, bijodami net krustelėti. Ar tu girdi, mama? Sušnibždėjo muminukas. Lengvas kojelis nustriksėjo paplūdimiu tolyn, suteškėjo vanduo ir vėl stojo tyla. Tai tik Miu iššoko ant kranto, tarė mama. Ji nusipurtė tylą ir ėmė raustis krepšiuose, o paskui pabandė perkelti per laivo kraštą žemių pilną dėžę su rožėmis. O dabar visi nusiraminkime, susijaudinęs pasakė tėtis. Aš visko pasirūpinsiu. Reikia viską teisingai organizuoti nuo pat pradžių. Pirmiausia, laivas. Visada laivas yra pats svarbiausias. O tu liaukis triūsus ir pailsėk. Mama vėl nuolankiai atsisėdo ir pabandė nesimaišyti jiems po kojų. Kai buvo nuleista burė ir gikas slyščiojo čia į vieną pusę, čia į kitą, o tėtis visur laipiojo ir organizavo. Signalinis žibintas apšvietė balto smėlio ir juodo vandens skritulį. O už jo viešpatavo tamsa. Tėtis ir muminukas išnešė ant kranto čiužinį, sušlapindami vieną jo kampą. Laivelis pasviro ir mėlynoji dėžė prispaudė rožių krūmą prie laivo krašto. Mama sėdėjo įkišusi nosį tarp letenų ir laukė. Tikriausiai viskas taip ir turėjo būti. Tikriausiai jai reikės apsiprasti su globa ir net mėgautis ją. O gal jį kokią valandžiukę numigs? Tėtis įsibrido į vandenį, iškėlė žibintą ir tarė, dabar gali išlipti, viskas paruošta. Jis buvo linksmas, žvalutėlis, skrybėlė atsmaukta ant pakaušio. Kiek toliau ant smėlio jis pastatė palapinę iš burės ir irklų, kurie atrodė kaip didžiulis pritūpęs žvėris. Mama pasidairė, ar nėra skriauklių jų naujajame paplūdimyje, bet naktį įprastokai matydavo. Jie pažadėjo jai kriauklių didelių ir nepaprastų, kurių būna toli jūroje esančiose salose. Štai, pasakė tėtis, tu tik miegok. Aš budėsiu laukia ištisą naktį, jums nereikia jaudintis, o kitą naktį jau miegosite mano švyturyje. Kai tik prašvis, aš suieškosiu švyturį ir mes ten įsikraustysime. Tik niekaip nesuprantu, kodėl jis nedega. Viduje tikriausiai šilta. Viduje tikriausiai šilta. Čia puiku, pagyrė mama ir palindo po burę. Kaip paprastai mažoji Miu kažkur nukeliavo pati viena, bet tai nebuvo labai svarbu. Tikriausiai iš visos šeimos ji buvo savarankiškiausia.
Regis viskas buvo puiku. Muminukas žiūrėjo, kaip mama kelis kartą apsivertė ant drėgno čiužinio, kol susirado duobelę miegoti. Tyliai atsiduso ir užmigo. Iš visų neįprastų dalykų keisčiausia buvo tai, kad mama užmigo naujoje vietoje neiškrauščiusi daiktų, nepaklojusi jiems lovų ir neapdalijusi karamelėmis. Net savo krepšį jį pastatė ant smėlio kažkur lauke. Visą tai gąsdino, bet kartu kėlė nuotaiką, reiškia tikras permainas, o ne šiaip nuotykį. Muminukas kilstelėjo nosį ir pasižiūrėjo iš palapinės į lauką. Ten sėdėjo tėtis ir budėjo. Priešais pasistatė žibintą. Nuo tėčio krito didelis ilgas šešėlis ir tėtis atrodė stambesnis nei paprastai. Muminukas vėl susirietė į kamoliuką ir pasikišo letenas po šiltu savo pilvu. Jis įslydo į sapnų glėbį, sapnai įliuliavo, mėlyni kaip jūra naktį. Po trupučiuką aušo. Tėtis ir jo sala buvo visai vieni. Sulig kiekvieną praslenkančią valandą sala jam darėsi vis savesnė ir savesnė. Dangus išbluko ir priešais jį iškilo kalnas su dideliais skardingais kišuliais, o virš jo tėtis galop išvydo švyturį, gramozdišką ir juodą pilkame fone. Jis buvo kur kas didesnis, nei tėtis įsivaizdavo. O šitokiu nakties metu viskas taip grėsminga ir pavojinga, jei esi vienas ir nemiegi. Tėtis užpotė signalinį žibintą ir paplūdimys išnyko. Jis dar nenorėjo, kad švyturys jį matytų. Ryto vėjas pūtė nuo jūros, buvo šalta. Jūros paukščiai klykavo kažkur anoje salos pusėje. Vis aukštesnis ir aukštesnis priešais tėtį paplūdimyje ryškėjo švyturys, panašus į jo modelį, kuris taip ir nebuvo galutinai pabaigtas. Dabar tėtis jau matė, kad stogas toli gražu nėra toks smailas, kaip jis manė, ir kad nėra turėklų. Tėtis ilgai žiūrėjo į tamsų apleistą švyturį ir po trupučiuką jis sumažėjo ir tilpo jo galvoje tarp minčių ir vaizdų, kuriuos buvo nusipiešęs pirmą. Šiaip ar taip jis mano, tarė tėtis savo įdegdamas pypkę. Aš jį užkariausiu. Atiduosiu savo šeimai ir pasakysiu, čia jūs gyvensite, o kai būsime viduje, mums nebegrės jokie pavojai. Miu sėdėjo ant švyturio laiptelių ir stebėjo, kaip aušta. Prie blandoje jai po kojų plytėjo sala, panašiai stambia pilka katė, kuri visai išsitėsė ir išskėtė nagus, abijos letenos tysojo jūroje, o uodegą atstojo ilgas siauras kišulys tolumoje. Katė buvo pašiaušusi kailį, bet jos akių nematyti. Aha, tarė mažoji Miu, ši sala nėra paprasta. Ji remiasi į jūros dugną, kitoniškai nei paprastos salos. Žinau, čia dėsis daug gražių dalykėlių. Ji susirietė ir ėmė laukti. Virš jūros išniro saulės skritulys. Saloje atgijo šešėlį ir spalvos, jį gavo formą ir įtraukė nagus. Viskas sušvito, o balti kaip kreida jūros paukščiai ėmė skraidžioti viršum kyšulio, katė išnyko, bet skersai salos lyg platus tamsus kaspinas nusidriekė švyturio šešėlis, net iki paplūdimio, kur stovėjo laivelis. O paskui pasirodė jie, toli, lyg skruzdėlytės. Tėtis ir muminukas tempė tiek, kiek pajėgė nešti, jie išlindo iš alksnyno ir atsidūrė švyturio šešėlyje. Ir pasidarė dar mažesni. Tada 3 balti taškeliai sustojo ir pakėlė aukštyn nosis pasidairyti. Koks jis didelis, tarė mama ir nusipurtė. Didelis, sušuko tėtis, jis milžiniškas, tikriausiai tai pats didžiausias švyturys, koks kada nors buvo pastatytas. O ar pagalvojote, kad ši sala paskutiniausia, niekas už mūsų nebegyvena, ten tik jūra tyvuliuoja. Mes žvelgiame tiesiai jūrai į akis, o toli mums už nugarų liko visi kiti, taip sakant, salų gyventojai. Argi ne puiki mintis? Puiki, tėti, šūktelėjo muminukas. Gal man bent kiek panešti pintinę, paklausė mama. Ne, atsakė tėtis, tu nieko neneši, tu tik žengsi tiesiai į savo naujuosius namus. Palauk, tau reikėtų gėlių. Kaip dera, palūkėk,
Išmurkštelėjo tarp drebulių ir pradėjo skinti gėles. Mama apsidairė. Kokia prasta žemė ir kiek daug čia akmenų. Nebus lengva užveisti sodą, toli gražu ne. Koks šiurpus garsas, ar ne, mama? Sušnibždėjo muminukas. Mama pasiklausė. Tikrai, sutiko jį, šiurpus. Bet tai tik drebulės. Jos visą laiką tokios. Čia tarp akmenų vėjų pagairėje augo drebulėlių, kurių lapus be paliovo šiurpino nuo vėjos dvelkiantis vėjelis. Jie smarkiai virpėjo ir nuolat krūpčiojo. Šiandien sala buvo pasikeitusi, nusisukusi nuo jų ir abejinga. Nebežiūrėjo į juos, kaip aną šiltą naktį, o žvelgė į jūros tolius. Štai, imk, pasakė tėtis, jos nepaprastai mažytės, bet įsiskleis, jį pastatysi saulėje. O dabar eime toliau. Vėliau čia bus geras kelias tiesiai į paplūdimį, o laivas gaus prieplauką. Kokia daugybė darbo, tik pamanykit statyti saloje visą savo gyvenimą, kol ji bus tobula, stebuklinga. Tėtis čiupo krepšius ir nuskodė pirmas per viržius savo švyturio link. Priešais juos iškilo pirmovinio kalno keteras su skardingais ir stačiais šlaitais, kurie be paliovos grūdosi aukštyn, pilki, išraižyti plyšių. Viskas čia pernelyg stambu, galvojo mama, ar veikiau aš pernelyg maža. Tik kelias buvo toks pat menkas ir nedrasus kaip muminuko mama. Jie drauge apgraibomis lipo tarp uolų ir kartu atsidūrė viršukalnyje ant storo betoninio pagrindo, laukdamas jų stovėjo švyturys. Sveiki atvykę į namus, tarė tėtis. Vis aukščiau kilo jų žvilgsniai, švyturys buvo be galo aukštas, visas baltas, tikras milžinas, neįtikėtinas. Kaip debesėlis aukštai purptelėjo išgąsdintų kregždžių būrys ir ėmė sukti ratus svaiginamų greičių. Man prasideda jūros liga, silpnu balsu tarė mama. Muminukas žiūrėjo į tėtį. Tėtis iškilmingai užlipo švyturio laiptais, ištiesė leteną prie durų. Jos užrakintos, pasakė jam už nugaros mažoji Miu. Tėtis atsigrėžė ir nieko nesuvokdamas įsispoksojo. Jos užrakintos, pakartojo Miu, ir rakto nėra. Tėtis patraukė duris. Suko rankeną ir krapštė, daužė kumščiais, net spyrė, galop žengė žingsnį atgal ir apžiūrėjo. Štai vinis, tarė jis, aiškiai skirta raktui. Matot? Niekuomet nesu girdėjęs, kad kas nors tvarkingai nepakabintų rakto ant vinies, kai užrakina duris, ypač jeigu tai švyturio sargas. Gal raktas po laiptais? Spėjo muminukas. Po laiptais jo nebuvo. O dabar patylėkit, tarė tėtis, kaip pelės po šluotą. Aš turiu pamastyti. Jis palipėjo ant olos ir atsisėdo atsukęs nosį į jūrą. Tolygiai ir ramiai į salą pūtė pietvakarių vėjas, atšilo. Buvo puiki diena, kaip tik tokia, kokios reikėjo užkariaujant švyturį. Nuo rūpesčių tėčiui spaudė po krūtinę, mintis kriko. Raktas galėjo būti tik ant vinies ir po laiptais. Jokių durų ar langų rėmų, jokio plokščio akmens priešais laiptelius, visur lygų ir plika. Tėčiui pavargo galva, jis visą laiką žinojo, kad namiškiai stovi jam už nugaros ir laukia suskliautę ausis. Oi, galų galiais šūktelėjo per petį, kad dabar trupučiuką numiksęs. Paprastai problemos įsisprendžia miegant, geriau protauji pailsėjęs. Tėtis susirietė olų plyšyje ir užsismaukė ant akių skrybelę. Su didžiausiu palengvėjimu jis nugrimzdo į tamsą ir miegą. Muminukas priėjo pasižiūrėti po laiptais. Čia tik negyvas paukštis, tarė jis. Po laiptais gulėjo nedideli trapūs griaučiai, baltutėliai. Jis padėjo griaučius ant laiptų, vėjas juos pagavo ir numetė nuo kalno žemyn. Mačiau daugiau tokių tarp viržių, susidomėjusi pareiškė mažoji Miu. Tai man primena pamirštą griaučių kerštą. Nuostabi istorija. Pamirštų griaučių kerštą. Valandėlę stojo tyla. Ir kas dabar bus, paklausė muminukas.
Aš pagalvoju apie tą žvejį, kurį mes sutikome naktį, pasakė mama. Tikriausiai jis gyvena kur nors saloje. Gal jis ką nors žino? Jie atrišo patalynės maišą ir ištraukė raudoną apklotą. Apklok, tėti, paliepė. Nesveika miegoti tiesiog ant akmens. Paskui apeik salą ir paieškok žvejo. O grįždamas parnešk truputį gėlo vandens. Varinis ąsotis yra laive ir bulvių. Buvo malonu eiti su reikalais. Maminukas atgrėžė nugarą dideliam užrakintam švyturiui ir patraukė per salą. Pakalnėje viešpatavo vasaros ramybė. Kaip raudonos nejudrios bangos ant šlaitų žydėjo viržiai. Žemė buvo kieta ir karšta. Skaniai kvepėjo, bet ne taip kaip namuose, sode. Tik dabar, kai liko vienas, maminukas galėjo dorai apžiūrėti ir apuostyti salą, pajausti ją letenomis, pastatyti ausis ir pasiklausyti. Palyginti su ošiančia jūra, sala buvo tylesnė nei slėnis, nepaprastai tyli ir siaubingai sena. Nelengva su jas suartėti, pamanė maminukas. Ši sala trokšta ramybės. Viržynas perėjo į žalią pelkutę salos viduryje, paskui ėmė kilti aukštyn ir dingo eglių ir nikštukinių beržų sąžalynė. Kaip keista bus gyventi, kai šalimais neaugs nė vienas didelis medis. Visa augalija čia buvo žema, šliaužė palei žemę, brovėsi aukštyn ant kalno. Maminukui toptelėjo, jog ir jam reikėtų eiti keturpėsčiam ir susimažinti, ir jis pasileido bėgčiom kyšulio link. Gal darom pertrauką, gerai? Nes jau ilgai čia tęsiasi. Na štai, iki pasimatymo dabar pertrauka. Ate.